Pasirodo, kad filmuose vaidinantys aktoriai automobiliuose su specialiaisiais efektais sukurtais gyvūnais nėra jau tokia retenybė ir papasakosiu kodėl. Tikrai žinome, kad yra daug šeimoms skirtų filmų, kuriuose realiame gyvenime atsiranda kompiuteriai sukurti gyvūnai. Ar tai būtų Sonikas, ar Alvinas su burundukais, įvairiausių tokių pasakojimų tikrai pasitaiko. Ir būtent šiuose filmuose yra tokių scenų, kuriuose pagrindiniai aktoriai važiuoja automobiliu su specialiaisiais efektais sukurtais būtent tais gyvūnais. Ir tokių pavyzdžių pasitaikė tikrai ne vienas ir ne du. Pavyzdžiui, filme Alvinas ir burundukai aktorius Jasonas Lee važiuoja automobiliu ir šalia jo sėdė, aišku, Alvinas ir burundukai. O filme Meškutis Jogis aktorius Tomas Kavanaughas važiavo vienu automobiliu kartu su Jogiu ir Bubu. Reiktų nepamiršti ir filmo Beprotiškos melodijos nuotykiai tęsiasi, kur aktorius Brendanas Fraseris keliavo kartu su Antinu Duffiu. O Rokio ir Bulvinkio nuotykiuose aktorė Piper Perabo keliavo su pagrindiniais filmo personažais – Rokiu ir Bulvinkiu. Ir aišku, reiktų nepamiršti aktoriaus Jameso Marsdeno, kuris yra iš esmės šio subžanro asas, nes jis net 2 kartus keliavo praktiškai tokioje pačioje pozicijoje su savo kompiuteriniais bičiuliais. Pirmasis toks filmas yra Op, kuriame Jameso Marsdeno personažas keliavo su kiškučiu EB. Antrasis dabar jau tikrai visų žinomas ežiukas Sonikas. Kuris iš šių paminėtų filmų jums įsiminė labiausiai, parašykit komentaruose ir nepamirškit manęs pafollowinti.